Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 91 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie record tipą. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kartais mums reikia sukurti paprastą tipą, kuris saugos tam tikrus elementus ir taip pat realizuos metodą equals, toString, getHashCode ir visus kitus. Ir labai dažnai mes rašome beveik identiškus dalykus. Tarkim, aprašysim paprastą klasę person, kurią turės pas mus vardą, pavardę ir amžių. Na ir taip pat implementuosim interfeisą iEquatable. Mes parašėm pakankamai nemažai kodo, tai pas mus yra metodas equals, kuris ateina iš iEquatable, pas mus yra paprastas equals, kuris ateina iš object tipo, pas mus yra perkrautas hashcode, toString, pas mus yra lygų ir nelygų operatoriai, kad mes galėtumėm tokiu būdu palyginti, pas mus yra metodas clone ir dekonstruktorius, naudojant kurį mes galim atlikti objekto dekompoziciją. Ir dabar viską ištestuosim. Mes parašėm paprastą testą ir kaip matote, viskas pas mus veikia gerai. Tai lygybės operatorius veikia gerai, equals veikia gerai ir getHashCode irgi veikia pas mus teisingai. Taip pat mes galim atlikti labai paprastai dekompoziciją mūsų objektų. Galim čia net dar padaryti tokiu būdu. Paleidžiam kodą ir matom, kad irgi viskas pas mus veikia gerai. Ir dabar aš galiu jums pasakyti, kad viso to kodą mes galėtumėm su jumis nerašyti. Vietoj to class person mes galėtumėm su jumis parašyti paprastą rekordą. Tai atrodytų taip. Tik vienintelis dalykas, clone metodo pas mus nėra. Tai mes sukursime tą personą iš naujo. Bet kaip matote, mes parašėme tik vieną eilutę ir visi tie dalykai pas mus veikia. Pas mus nėra jokių klaidų. Ir paleidus kodą, mes gauname lygiai tą patį atsakymą, kuris pas mus buvo ir prieš tai. O viskas yra dėl to, kad tas užrašas record ir person leidžia mums sukurti visą tą kodą automatiškai, kai bus kompiliuojama programa. Vietoj to rekordo pas mus atsiras klasė, kurioje bus visi tie dalykai, kuriuos mes su jumis parašėme. Tai taip dirbti yra daug patogiau. Ir jeigu mes pažiūrėsime į decompilerį, tai kompiliacijos metu, jeigu mes parašėme tokią eilutę, ta eilutė bus išpakuota į tokį kodą. Mes galim pastebėti, kad čia atsiranda 3 laukai. Tai baiking fieldas vardo, baiking fieldas pavardės, baiking fieldas amžiaus. Na ir toliau mūsų savybės su geteriais ir init metodais. Taip pat yra konstruktorius, metodas toString, kaip jūs matote, yra implementacija interfeiso iEquatable, public toString perkrautas ir paslėptas nuo mūsų print metodas. Taip pat pas mus yra lygybės operatoriai, hashcode metodas pas mus yra, taip pat yra 2 equals metodai, vienas iš object, kitas iš iEquatable, metodas clone, bet to metodą mes pasiekti negalim. Ir taip pat pas mus čia yra copy konstruktorius, į kurį mes pertam originalą ir jis sukurs mums kopiją. Ir taip pat čia jūs galite pamatyti, kad yra dekonstruktorius. Tai gali mums supaprastinti kodo rašymą. Bet atkreipkite dėmesį, ten yra tik init metodai. Tai jeigu mes sukūrėm objektą, mes negalim pakeisti to objektų laukų. Aš taip negaliu padaryti. Nes naimas, kaip matote, turi tik get ir init metodus. Tai visi objektai record tipo yra immutable. Mes negalim jų pakeisti. Jeigu mes norime, kad pas mus būtų kitas objektas su kitais parametrais, tai mes turime sukurti naują objektą, kuriame ir pakeisime visus tos parametrus. Bet toks užrašas ne visada yra patogus. Mes ne visada norim kiekvieną iš tų argumentų kartoti ir rašyti tik vieną kažkokį naują. Tai ir dėl to buvo sugalvotas kitas būdas, naudojant kurį mes galim kurti rekordo objektus kitų būdų. Mes galim tai daryti naudojant raktažodį with. Tai mes sakome, kad mums reikalingas toks pat objektas kaip ir A, bet vardas turi būti kitoks. Ir mes galim pastebėti, kad gausim lygiai tą patį rezultatą. Ir kai paleidžiam kodą, matome, kad tie objektai pas mus sutampa. Ir galim tai pastebėti dar tokiu būdu. Bet ką daryti, jeigu mes norim, tarkim, implementuoti dar kažkokį interfeisą, arba jeigu mes norim sukurti papildomą metodą. Irgi be jokių problemų mes galim tai padaryti. Tai vietoj kabletaškio mes čia turime parašyti lūštinius kliaustus. Ir čia galima parašyti bet ką tik norim. Tarkim, mes galim parašyti dar vieną tokį metodą ir pažiūrėti, kaip jis veikia. Tik čia dar turėjo būti \n. Na va, ir paleidus tokį kodą, jūs matote, kad pas mus atsirado put2greet metodas, kurį mes galim iškviesti. Tai po rekordo jūs galite aprašyti, kiek norite metodų. Ir taip pat galite naudoti ir pavildimumą. Tai jūs turite aprašyti visus tos pačius dalykus, kurie pas jūs jau buvo.
teivinėje klasėje ir toliau jūs perduot tos visus dalykus į teivinės klasės konstruktorių. Ir taip pat galite aprašyti papildomų metodų. Kaip matote čia, mes galim kaip paveldėti person, taip pat ir implementuoti kažkokį interfeisą. Ir tokių interfeisų gali būti daug. Tai be jokių problemų viskas veikia. Bet toks dalykas pas mus neveiks, jeigu person tai pas mus bus ne rekordas, o klasė. Jeigu mes užvesime pelytę, tai gali pastebėti, kad rekordai gali paveldėti tik object tipą arba kitą rekordą. Tai toks variantas, kurį mes parašėme čia, nesuveiks. Bet neakivaizdžiai, čia pas mus yra paveldimumas iš object tipų. Tai dabar jūs žinote, kas yra rekordai ir kaip rekordais naudotis. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.